Labadiena. Malonu Jūs matyti. Ir Kėdainiuose aš prisimenu, vieną kartą jau buvau prieš kelis metus. Tik tai ne čia, man atrodo, kažkokia kita salė buvo. Kėdainiai man dar kol kas labirintas ir labai sunkiai orientuojus. Jeigu ne Gintaras šalia, tai turbūt pasimešiau iš tikrųjų. Bet kaip ir kiekvienas miestas, kiekviena nepažįstama vieta, pradžioj būna nepažįstama, po to, kai truputį apsiprantam tenai, jaučiamės pakankamai gerai. Ir informacijoje, pastebėkite, irgi panašiai tas pats, ne? Jeigu yra naujas dalykas, mes dažniausiai klaidžiam, grybaujam, ieškom kažkokių taisyklių, kažkokių tai, reiškia, mums pažįstamų bent jau kažkiek dalykų. Sveikata atrodo visiems toks suprantamas ir pažįstamas dalykas, bet vis dėlto kas yra sveikata? Aš šiandien pradėsiu būtent šią temą, nes tai galbūt tokia pamatinė, šiek tiek svarbu susigaudyti ir susiorientuoti, kaip yra ta sveikata. Kai žmonės linki vienas kitam sveikatos, kalba apie sveikatą, eina pas gydytojus, dažniausiai visi turi kažkokį ligų nebuvimą, ne? Taip įsivaizduoja sveikatą. Tačiau tai yra kažkas daugiau. Kaip ir Gintaras minėjo, Pasaulinė sveikatos organizacija dar 1946 metais apibrėžė savotiškai, tuo metu tik tai steigėsi tokia organizacija, tai prie Jungtinių tautų organizacijos buvo sukurta tokia, galima sakyti, toksai vyriausias medikų organas, ne, visam pasaulyje. Taigi jie apibūdino sveikatą maždaug taip, kad tai ne tik ligų nebuvimas, ar ne, ar negalavimų kažkokių, bet ir fiziniai, protiniai ir socialiniai geroviai. Kuo toliau nuo tų metų, kuo daugiau mokslas sužino, kuo daugiau gilinasi į tą dalyką, tuo daugiau supranta, kad vis dėlto sveikata, visiška sveikata. Čia, man atrodo, 2003 metų jau apibrėžimas. Nepasakysiu, kad aš tiksliai pažodžiu jį užrašiau, nes ten buvo labai daug prirašyta, labai daug, reiškia, įvairiausių. Kai ką paminėsiu, reiškia, tai yra ne tik ligų nebuvimas, bet ir fizinė, emocinė, dvasinė, protinė, socialinė, politinė, ekologinė, kultūrinė, šeiminė, asmeninė gerovė. Vienu žodžiu, visiška gerovė. Ir žinot, kai aš šitą apibrėžimą paskaičiau, tai pirmas žodis, kuris man atėjo į mintį, tai rojus. Edenas, ar ne? Tai yra visiška gerovė. Na, įsivaizduokit, kur surasit tokią vietą pasaulyje. Jūs žinot galbūt? Aš pirmas ten važiuočiau. Kur galima ir politinę gerovę surasti, ekologiją, viskas tvarkoja, ne? Kultūrinė gerovė, na, kitaip sakant, kultūrinė, vėlgi daug kas kaip supranta. Bet, pavyzdžiui, pas lietuvius yra kultūrinis toks paveldas, ar ne, jeigu svečias prie stalo, tai reiškia privaišinti jį kiek įmanoma, na ir dar įpilti kažką, ne? Ir dažniausiai tas kultūrinis paveldas, jisai atsiliepia mūsų sveikatai, vienai par kitai. Tai va, yra, pavyzdžiui, pas kiniečius. Čia pas mus buvo Nauvitoje atvykęs gydytojas Kalderais iš Nikaragvos, tai jisai mokėsi kartu su kiniečiais, na, irgi būsimais medikais. Ir jisai buvo girdėjęs, žinojo, kad jie valgo ten visokiausias dalykus, bet jam buvo smalsu sužinoti iš pirmų lūpų. Ir jisai klausinėjo, o jūs iš tikrųjų valgote ten gyvatės, ten visokius kitokius dalykus. Sako, jisai taip susikuklino. Nu, taip, kartais valgo. Ir pasirodo, pavyzdžiui, kad moterys nėščios, kad sveikas vaikas būtų, tai jau patarė valgyti mažus peliukus. Įsivaizduokit. Na, aš nenoriu vadinti jūsų apetito ar ne ir kitų dalykų, bet vis dėlto kultūra turi labai nemažą įtaką mūsų sveikatai. Na, aš jau nekalbėsiu apie šeiminę gerovę, be abejo, kokia ten gali būti sveikata, kai namuose, pavyzdžiui, skraidančios lėkštės, ar ne, arba dar kiti dalykai. Tai aš nekalbu apie traumas, bet ir tiesiog stresas nuolatinis, įtampa nuolatinė. Ir tas, kas turi šeimas, žinot, ne, tos dalykus. Galbūt ne visada lėkštės, bet vis dėlto. Būna visko, įtampos užtenka. Taigi,
Jeigu pasižiūrėti į žmogų, tai aišku, nuolatos senstantis organizmas. Na ir šiaip, šią žemę, jeigu pasižiūrėsit, tik tai kažkas tai gimsta ir pradeda senti, ar ne? Bet koks gražus gyvūnėlis, pasižiūrėkit, kokie gražus jaunikliai, maži viščiukai, paukščiukai, kačiukai, šuniukai, ar ne, juos tiesiog norisi ant rankų turėti, jie visi tokie alsuoja, jų net kvapas kitoks. Ir, pavyzdžiui, palyginus suaugę šuo, ar ne, dažniausiai visi jau nenori, jau namuose, nes jo kvapas blogas. Tai yra viskas, kas pasaulyje šiandien atsiranda, pradeda senti. Be abejo, kaip Gintaras ir minėjo, iš tikrųjų sveikata neatsiejama nuo dvasinių dalykų ir visi daugiau mažiau žino iš tikrųjų apie nuodėmę, apie tai, kad atsirado kažkada nuodėmė šiam pasaulyje ir tai padarė didžiulę įtaką. Kitaip sakant, pasaulyje atsirado mirtis. Ir be abejo, mes pradedam mirti jau tik tai gimę, ar ne? O tas senėjimo procesas iš tikrųjų tas ir yra. Praktiškai pas mus kiekviena ląstelė neamžina, tai maždaug per 7 metus pasikeičia beveik visos organizmo ląstelės ir greičiausiai kažkur tai keičiasi, ten, sakysim, virškinimo trakto ląstelės, kur ten bus po kelias valandas gyvena ir turi keistis nuolatos, nes ten labai agresyvi aplinka. Tuo tarpu kaulai, ten, sakysim, per 7 metus galbūt tie audiniai pasikeičia, bet nuolatos vyksta pasikeitimai ir atsistatymai. Todėl mirtis atrodo tokia neišvengiama, tai kamgi ta sveika gyvensena vis tiek mirs. Bet vis dėlto, kalbant apie sveikatą, iš vis apie sveiką gyvenseną, tai anksčiau tiesa, aš pats, kai domėjausi, buvo noras ilgiau gyventi. Tai noras ilgiau perskirtis su sakė. Bet susitiksiu su savo bendramžiais, kokiais nors klasiokais, ar ne? Ir jau senukai, aš dar nieko viską. Na, iš tikrųjų, tą tikslą galbūt galima sakyti ir pasiekiau, ar ne? Aš dabar kartais susitinku su savo klasiokais, pasižiūriu. Jau matosi požymiai. Man, ačiū Dievui, iš tikrųjų Dievas davė sveikatą ir dėkingas esu už tai, nors nesu visiškai sveikas, bet palyginus, kaip 54 metų amžiaus žmogus, jaučiuosi pakankamai gerai. Bent jau tų lygų, kurios jau tokiam amžiui žinau, pas daugelį yra labai, ypač širdies kraujagyslių susirgimai, tai yra labai aktualūs ir mes, man atrodo, antrą temą turėsim tik apie tai. Taigi senėjimas. Jis vyksta vis tiek, nesustabdysi. Ir šitą prasme aš, aišku, čia jau nieko nepadarysiu, kiek aš sveikai begyvenčiau, bet vis tiek senstu ir tai matosi. Ir galų gale ne tame problema. Problema daugiau, kokia mūsų gyvenimo kokybė. Koks tas gyvenimas? Ar mes tikrai esame laimingi tam gyvenimui? Ir va čia kaip tik per tas nedaug lekcijų aš stengsiuosi parodyti iš tikrųjų, kur glūdi mūsų laimės paslaptis. Kada mes galim būti ir esam laimingi. Ir ką mes iš savo pusės galim padaryti dėl to. Ir vienas iš pavyzdžių, iš tikrųjų, kad žmogus tikrai gali ir labai brandžiam amžiui, 70 metų Mikelandželas, ar ne, nutapė Siksto kapelos, reiškia, lubas. Nuostabus kūrinys. Jeigu kam teko matyti, aš aišku, tik tai reprodukcijas mačiau, bet tikrai nuostabus kūrinys. Įskaitant tai, kad jis dirbo vienas. Aišku, ten pagalbininkai buvo, kas statė tos stilažus, kas ten jam nešėjo tuos dažus ir taip toliau, bet jis visą tai padarė vienas. Maža to, jis dirbo kelis metus nuolatos gulo. Na, įsivaizduokit, lubas tapyti. Čia gali ir be sprando likt, ar ne, be kaklo slankstelių. Tai jisai gulėdavo ant stilažų ir aukštyn akim, reiškia, nuolatos tapė. Būdavo net iki to, kad jeigu jam atneždavo kokį nors dokumentą perskaityti ar pasirašyti ar dar ką nors, tai jisai galėdavo įskaityti tik tai potėlės taip. Jis kitaip jau negalėjo, tik įprato organizmas. Mėnesiais ten batų nenusirgo ir taip toliau. Na, tais laikais, aišku, ten apie higieną žmonės truputį tokį gan iškreiptą supratimą turėjo. Bet esmė, kad jisai buvo kūrybingas iš tikrųjų, jo gyvenimas buvo kokybiškas. Jis tikrai gyveno pilnavertį gyvenimą. Ir tas šedevras, sakyčiau, pasiliko šiandien kaip paminklas savotiškai, ar ne? Paminklas gyvenimo kūrybingo, laimingo ir ilgo pakankamai. Kaip ir Verdis
savo žymiausias operas parašė būdamas jau 80. Tai yra, iš tikrųjų, galima gyventi pakankamai ilgą kūrybišką gyvenimą. Nebūtina, sakysim, sulaukus 80, būtinai būti vežimėlį arba bent jau, na, ten, kaip sakyti, Alzheimerio liga, ar ne, be pašalinių pagalbos neįmanoma žmogui kartais būna ir susitvarkyti. Tai va, iš tikrųjų galima kitaip gyventi. Aišku, senėjimo procesas neišvengiamas, tačiau mes jį labai dažnai pagreitiname. Ir čia kaip ir viena tokia frazė gerą perskaičiau, sako, prailginti mes savo gyvenimo negalime. Jokių būdų. Kiek Dievo skirta, tiek skirta. Ir Dievas, reiškia, apibrėžė savo laiku, ar ne? Tai yra po tvano jisai savotiškai apibrėžė žmogaus gyvenimą. Yra tam viena frazė. Ar ilgai aš kovosiu, reiškia, su žmogumi, ar ne? Ir jis nustato maždaug 120 metų amžių. Taigi, vis tiek apibrėžta. Mes šito prailginti niekaip negalim. Aišku, yra fenomenų, kurie gal vienus kitus metus ilgiau gyveno. Bet principė tai yra riba kažkur tai šiandieniniam žmogui. Tai va, prailginti mes gyvenimo negalim, tačiau sutrumpinti mes jį labai sėkmingai trumpinam. Ir trumpinam kiekvieną dieną. Ir pakalbėsim, kaip ir sakiau, apie tai. Ir šitoje pirmoje lekcijoje, kaip ir minėjau, reiškia, aš noriu šiek tiek būtent apibūdinti, kas ta sveikata ir gal tokius pagrindinius principus nubrėžti, nes daugumą aš esu susidūręs, tikrai lekcijų nemažai buvo ir labai daug žmonių užduoda klausimus, kasgi yra ta sveikata ir juos labiausiai domina, kaip pastebėjau, visada taisyklės. O tu man pasakyk, ką valgyt, kiek valgyt, kada valgyt, reiškia, pasakyk, kaip ir ką daryt, kokius veiksmus daryt ir aš būsiu sveikus. O ir viskas. Tačiau vis dėlto pirmiausiai norėčiau, kad kiekvienas žmogus išmoktų mokintis sveikai gyventi. Tai yra išmoktų rinkti patirtį ir domėtis pačiais principais. Ir aš juos stengsiuosi parodyti per tas kelias paskaitas. Pagrindinius principus, nuo ko priklauso mūsų sveikata pirmiausia. Dar vieną dalyką norėjau pridėti prie to, kad kalbant apie sveikatą mes neišvengiamai turim atsakyti savo į vieną labai svarbų klausimą. Kas yra žmogus? Nes sutikit, kalbėti apie žmogaus sveikatą ir nesusivokiant, kas yra žmogus, yra gan sudėtinga. Įvairiausių yra teorijų ir filosofijų, kas yra žmogus. Tai ir be abejo, aš esu krikščionis ir suprantu, kad žmogus yra Dievo kūrinys. Ir kūrinys tobulas iš tikrųjų. Tuo tarpu jūs rasit filosofijų, reiškia, kad, sakysim, evoliucijos teorija, ar ne, kad tai išsivystęs iš, sakysim, artimiausias mūsų giminaitis beždžionė, o šiaip tai iš vis iš akmens, ar ne, tai yra kažkada tai ten lijo lietus ir vyko procesai, atsirado pirma kažkokia gyva ląstelė, kažkokia gyva materija ir taip toliau. Ir visą tai išsivystėm ir tas požiūris, aišku, jisai diktuoja ir mums tam tikrus rėmus, kasgi yra ta sveikata. Nes jeigu žmogus atsitiktinai išsivystęs, tai galbūt jį galima dar toliau vystyti, ar ne? Tai yra pridedant tam tikrų cheminių medžiagų, tablečių įvairiausių, pridedant tam tikrų, reiškia, stimuliatorių ir taip toliau. Ir kažkaip tai mes galim patobulinti tą mechanizmą. Na, jisai dar nebaigtas gaminti, ar ne, toksai pusiau pusfabrikatis. Ir, aišku, kitų yra filosofijų kalbančių iš vis, kad žmogus tai netgi ir tokių kaip religijų, kad mes tik tai įsivaizduojam, kad mes čia, ar ne, kad tai mes iš vis iliuzija ir tas pasaulis iliuzija. Visokių yra supratimų. Dėl to, nuo pirmo mūsų supratimo ir apibrėžimo, kas esu aš, priklausys ir tai, kaip mes prižiūrėsim tą save aš, ar ne, kaip mes leisim jam normaliai funkcionuoti šitam pasauliu. Tai va, čia surašyti tam tikrai dalykai, kuriais mes trumpinam gyvenimą, jie atrodo pakankamai banalūs, visiems žinomi, bet vis dėlto. Gintaras minėjo iš tikrųjų, kad mes esam 7-osios dienos adventistų bažnyčios nariai ir savo laiku, maždaug prieš 11 metų, kai aš susidūriau su šitą bažnyčią, iš vis aš domėjausi sveikata. Sveika gyvensena susidomėjau dar 82 metais.
Nu, anksčiau irgi šiek tiek, bet supratimo nebuvo. Pirmą kartą aš ten susidūriau su joga, ten pradėjau bandyti, eksperimentuoti su savim. Ir daug metų labai eksperimentavau su savim. Kito žodžio aš negaliu parinkti iš tikrųjų, nes bandžiau įvairiausias teorijas ant savęs. Įvairiausių tų vėjų, mokytojų ir visą tai buvo bandymas, reiškia, save patobulinti. Ką aš atradau adventistų bažnyčios mokyme apie sveikatą? Man tai buvo tikras atradimas. Tiek išbandžiusiam visko, staiga aš pamačiau visumą. Aš pamačiau tikrai mokslą turintį pagrindą. Ne kažkokius spėliojimus vieno ar kito asmens, bet mokslą pagrįstą šventu raštu. Tai yra Dievo žodžiu. Mokymą. Visą mokymą sistemingą, reiškia, turintį tam tikrą biblinį pagrindą. Ir tai mane iš tikrųjų patraukė. Tuo labiau, kad aš turėjau ir nuo vaikystės turėjau problemų su sveikata, su skrandžiu konkrečiai, ypatingai labai jautrus skrandis buvo. Ir kitos problemos. Būtent pradėjęs gyventi pagal tuos principus, aš pajutau tokį pagerėjimą. Ir taip greitai tai atsitiko, kad aš buvau iš vis nustebintas. Nors ir maitinausi, atrodo, teisingai. Atrodo, viską teisingai dariau pagal visas tas sistemas, ko aš ten tik neišbandžiau. Ir visokių sulčių terapijų, ir urino terapijų, ir badavimų, ir sausų badavimų, ir, reiškia, valymus organizmų ir taip toliau. Bet man vis tiek tos pačios problemos buvo. O čia staiga tik pradėjau, viskas paprasta. Viskas taip atrodo suprantama, nieko ypatingo ir daug kas, pastebėkit, žmonės ieško labai dažnai kažkokių stebuklingų vaistų. Na, o jeigu kažkas šokiruojančio, jeigu kažkokia paslaptis, na tai jau turi veikti, ne? O čia tokie paprasti principai. Viskas atrodo taip nesudėtinga, kasdieniška ir pabandžiau ir iš karto efektas. Ir supratau iš tikrųjų tą posakį, jo teisingumą, kad genialumas iš tikrųjų yra paprastume. Daug Dievo tiesų, konkrečiai ir apie sveikatą, ir netgi ta pati išgelbėjimo žinia, ar ne, ta pati Evangelija, jos yra antiek paprastos, kad dauguma žmonių nuo jų nusisuka vien dėl to, kad jos paprastos. Supraskit, mūsų, reiškia, išdidžiam mąstymui viskas atrodo turi būti labai sudėtinga ir labai moksliška ir labai, reiškia, paslaptinga ir tik tai tada tai gali būti tiesa. Bet kai Dievas mums duoda kažką paprasto, mes sakom, tai negali būti tiesa, tai kažkaip per daug paprasta, per daug vaikiška, ar ne? Bet iš tikrųjų tos žinios, reiškia, labai paprastos ir labai lengvai įgyvendinamos. Ir čia duoti skaičiai 10-12 metų, tai yra Amerikos vyriausybės daryti tyrimai. Ir ten konkrečiai Amerikoje vyriausybė išleido nemažai pinigų tyrinėdami 7-osios dienos adventistų bažnyčios narių sveikatą. Kaipgi, kažkur tai 50-60 metai buvo maždaug tas pats aktyvumas, reiškia, to tyrinėjimo. Tai yra tiesiog lygino su kitom gyventojų grupėm. Iš vis Amerika pasižymė statistikom, ten labai daug tyrimų. Ir, reiškia, vyriausybė būtent išleidžia labai daug pinigų tam. Ir buvo vidutiniškai paskaičiuota, kad adventistai vidutiniškai 10-12 metų ilgiau gyvena už vidutinį amerikietį. Ir šitie skaičiai, aišku, juos privertė labai susidomėti pačiu gyvenimo būdu, kas tai yra. Pagrindiniai adventistų sveikatos principai, o čia ir surašyti yra, tai yra įstatymai, galima sakyti, sveikatos. Kaip ir sakiau, jie labai paprasti, tai yra grynas oras. Na, kas gali būti paprasčiau? Ir jūs tos principus Biblijoje surasite. Tai yra žmogui prieš įkurdamas žmogų žemė, atsiprašau, Dievas pirmiausiai pasirūpino, kad jis turėtų gryną orą, ne atmosferą sukūrė. Po to pamatysit, kad jis ir šviesulių sukūrė. Vanduo, reiškia, poilsį davė, ne? Tai yra poilsio dieną numatė, dieną ir naktį paskirstė. Tai yra visą paruošė paketą tų principų, kurie reikalingi tam, kad mes egzistuotumėm normaliai. Dar ką pastebėjau, tarp kitko, visose tose teorijose sveikatos, kurias pats išbandžiau, ten dažniausiai yra akcentuojama kažkas tai. Jeigu jums teko susidurti kada nors su tom sveikatos teorijom, visos jos dažniausiai akcentuoja mitybą. Tai yra, ką valgysi ir ko nevalgysi. Arba kaip valgysi, arba po kiek valgysi.
Dažniausiai. Kai kurios dabar paskutiniu metu atsiranda, reiškia, akcentuoja vandenį ypatingai. Bet vėlgi, visada juose būna dažniausiai tokie nukreipimai, tam tikrai kraštutinumai. Arba jeigu vanduo, tai būtinai kalnų vanduo, arba ten kažkoks gyvas vanduo ir ten vandenį apvelka kažkokiu mistiniu, reiškia, apvalkalų, kažkokia paslaptim, vienu žodžiu, kad tas vanduo ten ir atmintį turi, ir ten įsirašo ten vos ne informacijos ir muzika, ir ko ten tik tai nebūna. Reiškia, po to su oru irgi tas pats kvėpavimo pratimai. Irgi iš vienos pusės taip, labai geras dalykas kvėpavimo pratimai. Bet daug paprasčiau tiesiog išmokti teisingai kvėpuoti ir kvėpuoti. Laikyseną ar nepalaikyti. Nesėdėti susikūprinus ir susigūžus ar ne, arba nesėdėti nuolatos, reiškia, prikvėpuotam kambarį, vaidinti dažnai reikia. Tai yra paprasti principai labai, bet visi jie visumoje būtent veikia. Melagingi tie vadinami sveikatos įstatymai, kaip ir sakiau, tos visos teorijos, nepagrįstos būtent šventų raštu. Bet dažniausiai jos irgi labai yra panašios. Kaip ir minėjau, reiškia, irgi būna akcentuojami tam tikri punktai tie sveikatos, bet pagrindinis dalykas juose labai skiriasi. Pagrindinis dalykas. Tai yra, kaip ir matėt, teisinguose yra pasitikėjimas Dievu, neteisinguose pasitikėjimas pačiu savimi. Ir turiu prisipažinti, iš tikrųjų, bandydamas visas tas teorijas, visus tuos, reiškia, mokymus, visas tas filosofijas apie sveikatą, aš asmeniškai visada atsiremdavau į tam tikrą ribą, į tam tikras lubas. Tai yra mano paties galimybės. Nes jos visos remiasi pasitikėjimu savimi. Tai yra savo jėgomis, aš tobulinu save, disciplinuoju save, suimu save į rankas, reiškia, ugdau valią. Ir darau ir visada prieidavau kažkokios ribos, kur pasakydavau, aš save apgaudinėjau. Aš vis tik nedarau, aš nepasiekiau to, ko norėjau. Tai yra, jeigu žmogus yra sąžiningas pats su savimi, jis visada prieis tam tikrą ribą visose tose teorijose. Jos visos turi tam tikrą ribą. Tuo tarpu teisinga sistema, kaip ir sakiau, yra pagrįsta pasitikėjimu mūsų kūrėjų. Ir pasitikėdami juo mes niekada nepralaimėsim. Bus rytoj, dar reiškia, lekcija konkrečiai tenai bus apie pasitikėjimą Dievu keičiant įpročius. Aš ten plačiau pakalbėsiu apie tai, kaip tai daroma, kiek veiksminga yra malda ir iš vis asmeninis toks bendravimas su Dievu, gyvenimas su Dievu. Kiek jisai padeda, reiškia, mums ne tik tai nugalėti stresą, baimės, reiškia, bet ir svarbiausias dalykas, tai yra keičia mūsų įpročius visiškai. Įdomus yra Elenos White, yra tokia autorė, reiškia, labai daug rašius apie sveiką gyvenseną. Ir čia konkrečiai jos knyga Gydymo tarnavimas. Tiesa, lietuvių kalba jos nėra išverstos, tik tai rusų kalba yra išversta. Man labai patinka ta knyga išversta, o tie pagrindiniai principai labai gerai susisteminti. Tai parašyta prieš daugiau kaip prieš 100 metų. 120 metų gali būti. Tiksliai nežinau datos, bet būtent jinai 1915 metais mirus yra ir pagrindė jinai rašė knygas daugiau 19 amžiaus pabaiga, antroji pusė, pradžia 20 amžiaus. Čia jinai apibūdina savotiškai ligą, apibrėžia. Tai gamtos bandymas išlaisvinti organizmą iš sąlygų, kurios susidarė pažeidus sveikatos įstatymus. Pažeidus sveikatos įstatymus vienaip ir kitaip organizmas mūsų yra sukurtas Dievo. Ir kaip ir sakiau, visi tie įstatymai, tai pirmiausiai tos sąlygos, kurias Dievas sukūrė mums šitoje žemėje gyventi. Jeigu mes tos įstatymus pažeidžiam, mūsų organizmas priešinsis ir kovos, jis bandys atsistatyti, jisai bandys, reiškia, surasti išeitį, bandys kompensuoti savotiškai mūsų tuos pažeidimus. Ir tokiu būdu tai pasireiškia liga, tam tikrais nukrypimais iš normalių, reiškia, normalios pusiausvyros. Tai yra ir biocheminės pusiausvyros, hormoninės pusiausvyros, vienu žodžiu, iš viso mūsų proceso, mūsų organizmo veiklos proceso. Tokiu būdu, reiškia, mūsų organizmas iš tikrųjų yra nuostabus šitą prasme. Tai yra stebuklas. Ir jį pažinti
vertėtų kiekvienam. Reikėtų, jinai parašė ir tik toj pačioj knygoje, reiškia, kad įsivaizduokit, maždaug prieš 110-120 metų parašyti žodžiai, tik dabar mokslas medicinos pradeda iš esmės tik tai suprast, reiškia, šitos principus. Ką jinai rašo? Kad ligų profilaktikai dažniausiai skiriama per mažai dėmesio. Daug geriau išvengti ligos, nei žinoti, kaip ją gydyti. Sutikit, medicina pagrindė orientuojasi į gydymą, vaistų pramonė, visa kita. Tai yra tiesiog viskas sveikatos, visas mūsų netgi supratimas. Aš nekalbu jau apie medicinos supratimą, bet jau visas mūsų supratimas automatiškai irgi eina tą pačią kryptim. Kaip pagydyti? Daugiausiai žmonės užduoda klausimus, kaip pasigydyti? Tuo tarpu, jeigu mes sukuriam normalias sąlygas mūsų organizmui, jis pradeda pats atsistatyti. Aišku, yra tam tikrų pažeidimų, kurie jau niekada neatsistatys. Ir aš žinau, kad mano skrandis, pavyzdžiui, niekada nebus 100%. Aš niekada negalėsiu sau leisti valgyti visko, ką aš tik tai užsimanysiu. Aš visada turiu laikytis tam tikros disciplinos. Bet aš tik tai dėkoju Dievui už tai, nes esu pats pakankamai silpnas ar ne. Ir galbūt susigundyčiau kažkuo tai. Bet aš žinau, kuo tai baigsis. Kad galbūt savaitę dvi viskas bus gerai, bet aš greitai labai įsitrauksiu į tai ir po to, reiškia, atsiras problemų. Taigi kartais tam tikri silpnumai būna ir privalumai. Bet vis dėlto organizmas sugeba atsistatyti. Jeigu mes jį, reiškia, palaikysim būtent tuose teisingose sąlygose, laikysimės tų principų. Kiekvieno žmogaus pareiga žinoti ir sąmoningai paklusti gyvybės įstatymams, jo paties ir aplinkinių labų. Gera mintis, ar ne? Iš tikrųjų, kiekvienam mums reikėtų žinoti tuos principus ir jų laikytis. Aš dar po to vieną vietą parodysiu Biblijoje, kur labai įdomiai parašyta Dievo, reiškia, kaip nežinojimas mūsų neatpalaiduoja, ką dažnai dabar irgi sakoma. Nežinojimas, įstatymų nežinojimas, reiškia, neatpalaiduoja mūsų nuo atsakomybės. Iš esmės ir mūsų sveikatoje lygiai tas pats. Todėl geriau žinot, nei kad nežinot. Geriau pažinti organizmą ir žinot, kaip jis funkcionuoja. Nei kad, nežinojau, tai lyg tai ir nesusirgsiu. Ne, vis tiek mes atsakysim, tai geriau žinot. Dėl to stenkimės sužinoti, nes tai padės mums ir padės mūsų artimiesiems. Ir tie, kas galbūt turėjot sergančių giminių ar ne giminaičių, reiškia, tėvų ar dar kažko, tai ir ilgai, reiškia, budėdavot prie jų ligos patalo ir taip toliau suprantat, apie ką aš kalbu, ar ne? Nes mūsų gyvenimas ir mūsų gerovė, mūsų sveikata vienaip ar kitaip daro įtaką aplinkiniams, mūsų artimiesiems. Ir mes savotiškai atsakingi esame už savo sveikatą dar ir prieš aplinkinius. Žmonėms būtina suprasti įvairių organų funkcijas ir jų tarpusavio ryšius, nuo kurių priklauso šių organų veikla ir ryšys veikla ir sveikata. Jiems reikėtų mokintis, kaip protas įtakoja kūną, o kūnas protą ir suprasti dėsnius, kuriems protas ir kūnas paklūsta. Aš pasakyčiau šitą sakinį, galima tiesiog auksiniam raidėm, reiškia, ant kiekvienos poliklinikos durų iškalt, ar ne? Kad kiekvienas įeidamas ir išeidamas tenai matytų. Kad kiekvienas iš mūsų žinotumėm bent jau anatomijos fiziologijos pradmenis. Aš nesakau ten kažkur gilintis giliai ten į biochemiją, kažkur tai, labai tiksliai žinot, bet bent pradmenis. Ir ne tai, kad tai kažkokia tai mūsų, nors kaip ir pasakyta pareiga, bet iš tikrųjų, kiek mes daug išvengtumėm įvairiausių bėdų dėl to. Paprasčiausias pavyzdys. Šiandien labai daug verslų yra orientuoti į sveikatą. Pastebėjot, ar ne? Įvairiausi maisto papildai, reiškia įvairiausios procedūros, įvairiausi, reiškia, stebuklingi metodai ir taip toliau, priemonės, treniruokliai, visa tai, reiškia, tik nupirk, tik vartok ir tu būsi sveikas. Kas ir nuo ko priklauso ir taip toliau. Paprastas dalykas, pavyzdžiui, aš jau buvau badavęs, aš ilgai palyginus nebadavau, bet 7 dienas ilgiausiai, tiesa, 5 iš jų badavau sausai, ten buvo tokia sistema, reiškia, net prie vandens prisiliesti nebuvo galima. Tai yra, bandžiau ant savęs, sakau, visokiausius dalykus
O po to sužinojau, kad, pavyzdžiui, plonosios žarnos, reiškia, žarnyno sienelės yra padengtos ląstelėmis, tokiais plaukeliais, reiškia, gudreliais, kurie įsisavina maisto medžiagas. Ir pasirodo, badaujant, jie gali žūti ir niekada neatsistato. Ir praktiškai žmogus praranda sugebėjimą pilnavertiškai įsisavinti maisto medžiagas. Tai yra, jisai suvalgys daugiau, o gaus mažiau. Ir jis pakliūva į tam tikrą problemą, ne? Ir labai gali būti, kad vėliau tai gali atsiliepti rimtai jo sveikatą. Na, jeigu būčiau žinojęs, būčiau neeksperimentavęs su savim tokiu būdu. Šiandien aš noriu visus perspėti apie tai, kad reikia, būtina vis dėlto viską daryti išmintingai, sužinoti pakankamai, kad bandyti ir eksperimentuoti. Ir netrukdys niekada pasitarti su gydytojais. Jie tikrai jau ką tokius dalykus jie nusimano ir jie gali patarti ir bent jau apsaugoti mus nuo neišmintingų žingsnių. Tai va, ir vėlgi apie kūno ir proto sąveiką, tai yra apie viso mūsų organizmo priklausomybę nuo mūsų smegenų veiklos. Čia mes rytoj daugiau kalbėsim būtent, kaip mūsų smegenų veikla, mūsų emocijos įtakoja mūsų sveikatą. Bet būtent ir kalbant, reiškia, apie tą bendradarbiavimą, kad ir mūsų smegenų sveikata priklauso nuo mūsų organizmo funkcijų įvairiausių, ar ne? Nuo kraujo apytakos ypatingai. Irgi šiek tiek paminėsiu daugiau, reiškia, rytoj, bet būtent tuos dalykus mums labai svarbu visiems žinoti. Na, tuo tarpu, šiek tiek vėl grįšim prie tų neteisingų mokymų, kurie, reiškia, moko įvairiausių dalykų. Pavyzdžiui, kad gėris ir blogis susimaišo harmonijos taške tam, kad atneštų vienybę, harmoniją, permainas, transformaciją, susiliejimą, išbaigtumą, nušvitimą, nemirtingumą, Dievo karalystę. Čia būtent paimta iš, na, gal girdėtas jums judėjimas New Age, reiškia, naujasis amžius. Ten praktiškai sueina visi mokymai, visos rytietiškos filosofijos, viskas, kas, na, ekstremalu, viskas, kas paslaptinga, daugiau mažiau būriuojasi tenai. Ir toks apibrėžimas kažkada mane labai žavėjo. Jis jame kažkas tai buvo paslaptingo, reiškia, tuo labiau, kad aš radau tame kažkokį tai pasiteisinimą. Kadangi gėris ir blogis susimaišo. Tai nieko tokio, jeigu manyje yra kažkokio blogio. Viskas gerai. Aš, reiškia, atitinku visus tuos kosmoso dėsnius, ar ne, reiškia, ir manyje viskas atrodo harmoninga. Jeigu šiek tiek yra blogio, šiek tiek yra gėrio, viskas tvarkoja. Bet kaip tai jaunasi su šventu raštu? Na, jeigu iš tikrųjų mes vadovausime šventu raštu, Biblija, Dievo žodžiu, tai ten labai aiškiai pasakyta, iš kur kilo blogis. Ir kad jis Dievo tikrai nebuvo numatytas. Ir kad tai iš tikrųjų jis negali gyvuoti kartu šalia gėrio, ar ne? Labai aiškiai Jėzus pasakęs, kas gali būti bendro tarp šviesos ir tamsos. Tarp gėrio ir blogio negali būti nieko bendro. Taigi akivaizdus prieštaravimas. Ir čia, jeigu kas neskaitėt, pradžios knygoje 3 skyriui 5 eilutė, iš visos mūsų bėdos prasideda, reiškia, Biblijoje pradžios knygoje 3 skyriui. Visos mūsų bėdos, ar ne? Tai yra pirmas nepaklusnumas Dievui. Kai žmogus pats nusprendė, šėtono sugundytas, ar ne, per gyvatę ar žaltį, kokiam vertime ten nepriklauso, jau, reiškia, priklauso nuo to, buvo sugundyta pirmoji moteris, kuriai buvo pasakyta: nenumirsit, suvalgysi, nieko tokio neatsitiks. Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo to medžio, reiškia, nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, atsivers jūsų akys ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gerą ir blogą. Žinot, šitą frazę, tai yra tiesiog ir dar prieš tai einant eilutė, 4 eilutė, tai kaip ir sakiau, visų tų mokymų, tų neteisingų mokymų apie sveikatą pagrindas. Jūs ten surasit viską, šitose 2 eilutėse. Pirmi žodžiai, reiškia, šėtono pasakyti: nenumirsite. Jūs galite tik tai šiandien, nežinau, pirštų, rankų, kojų neužteks, reiškia, kiek yra religijų, kiek yra filosofijų, kurios sako, žmogus nemirtingas, jis yra amžinas, jis negali mirti, jis transformuojasi, jisai
pakeičia, reiškia, kūnus tenai, reinkarnaciją, ar ne, jis transformuojasi į kitokią būseną, reiškia, į kažkokią dvasinę, į kažką tai tokio neapčiuopiamo ir taip toliau. Ir visokių kitokių, reiškia, mokymų. Visi jie telpa va toj vienoj frazėje, ne, nemirsite. Arba tokia, pavyzdžiui, pasakyti, jūs patys būsite, tapsite kaip dievai. Kiek jūs šiandien galite išgirsti įvairiausių mokymų, kur sakoma, nereikia Dievo, mumise yra Dievas, aš esu Dievas. Aš esu tas, kuris žino, kas yra gera, kas yra bloga, ar ne? Aš pats galiu spręsti, kas yra gera, kas yra bloga. Postmodernizmo pagrindinė idėja, ar ne, kad kiekvienas turi savo tiesą, kad tiesa yra tokia, žinot, jūs turite savo tiesą, jūs savo tiesą, aš savo tiesą. Ir visi mes sutarėm, tolerancija, viskas tvarko, viskas gerai. Bet tai akivaizdžiai prieštarauja Dievo žodžiu. Jėzus aiškiai pasakė, kas yra tiesa. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueis pas tėvą kitaip, kaip tik tai per mane. Todėl jo pažinimas tai yra pagrindinė mūsų užduotis iš vis šio žemėje. Tai yra pagrindinis mūsų tikslas turėtų būti pažinti Dievą, mūsų tėvą, ne, ir jo siųstą Jėzų Mesiją. Taigi, ir gėrio ir blogio sąvokos, kaip ir sakiau, šiandien jos plakamos į vieną. Čia dar viena tokia ištraukėlė, galbūt kaip irgi autoritetą mūsų, reiškia, tokiai šaly, kur vis dėlto dauguma yra katalikai žmonės, arba bent jau laiko save katalikais. Česlovo Kavaliausko, žinomas turbūt jums Naujojo testamento vertėjas iš senosios graikų kalbos, kunigas Česlovas Kavaliauskas. Trumpas teologijos žodynas. Jisai čia yra labai aiškiai parašęs apie sielos nemirtingumą. Ir čia, jeigu ką domina, galėsit prieiti, aš po to galėsiu jungti skaidrę, nes suprantu, kad tokio atstumo gal ne visi galėsit perskaityti. Bet iš tikrųjų labai aiškiai rašo, kad nemirtinga siela tai jokių būdų ne švento rašto iš vis idėja, ar ne? Žmogus yra mirtingas. Žodis nemirtingas šventam rašte paminėtas tik tai vienintelį kartą. Ir tai pasakyta apie Dievą. Amžinas, nemirtingas Dievas. Tik Dievas yra nemirtingas. Visa kita yra mirtinga. Ir jeigu Dievas norės mus padaryti, reiškia patalpintam žinybėje, ar ne, kad mes galėtumėm ten būti, Jisai suteiks mums tą galimybę. Bet tai tik tai jo dėka ir jo malonės dovana yra amžinasis gyvenimas. Ir būtent Česlovas Kavaliauskas labai aiškiai šitam žodynė yra įvardinęs ir pasakęs netgi iš kur tai atėjo ta idėja. Jis labai aiškiai įvardina, kad tai atėjo, reiškia, ankstyvojo bažnyčioje su graikais, kurie buvo atėjo į krikščionybę, kurie mokėsi filosofijos, Platono filosofijos ir kad tai grinai yra Platono filosofijos idėja apie nemirtingą sielą ir apie kūną, reiškia kaip karstą tos sielos, ar ne, tai yra, kad kūnai mūsų sielą uždaro savotiškai tam karste. Šventas raštas labai aiškiai sako, kad žmogus buvo sukurtas gyva siela, tai yra gyvas žmogus, ar ne, pradžios antras skyrius, tai yra, reiškia, antram skyriui tenai labai aiškiai apibūdinta, kas yra gyvybė išvis, kad tai įpūtė, reiškia, gyvybę į mus ir mes tapom gyva siela. Kodėl aš būtent šiek tiek nulindau į teologiją? Todėl, kad tuo pagrindu yra labai stipriai klystama. Iš vis mūsų visuomeniai labai neigiamai žiūrima į kūną. Negerbiamas, nemylimas kūnas. Nors raštas labai aiškiai sako, kad pirmam korintiečiam laiške 6 skyriui, tai eilutės tiksliai nepamenu, bet Paulius tenai, 19 eilutė teisingai, Paulius labai aiškiai įvardina, reiškia, kad jūsų kūnas tai jumyse gyvenančio šventosios dvasios šventovė. Kad jūs esate brangiai nupirkti. Iš tikrųjų mes išpirkti Dievo, paties Dievo krauju. Ir mes turim gerbti tą kūną, mylėti jį, rūpintis juo, šlovinti jo Dievą, ar ne? Tai yra iš tikrųjų mes turim atsakomybę, grinai, kaip pasakyti, atsakomybę prieš Dievą, tai yra už mūsų sveikatą, už tai, kad mes būtumėm sveiki ir rūpintumėmės tuo, ką Jisai mums davė. Nes Jėzus labai aiškiai įvardino, reiškia, kas neištikimas mažuose dalykuose, tas neištikimas bus ir dideliuose. Jeigu mes nesugebam šito pasirūpinti, ar mes gausim kažką geresnio, o tai yra irgi pažadas, kad mes kažką geresnio gausim.
bet irgi kūną. Taigi, šita filosofija labai geras ženklas, reiškia pažįstamas ženklas, reiškia spėjama, kad jis kažkur tai, kažkur antram tūkstantmetį, reiškia žmonijos egzistavimo, tai yra maždaug prieš 4, gal net daugiau tūkstančius metų atsiradęs Kinijoje, arba bent jau toj teritorijoje. Tai yra gėrio ir blogio, va ta harmonija, ar ne? Šitas ženkliukas reiškia savotiškai apibūdina. Ir kad kiekviename gėryje yra šiek tiek blogio, kiekviename blogyje yra šiek tiek gėrio. Ir tokiu būdu jie savotiškai susimaišo ir pasiekia tą harmoniją. Šitom filosofijom pagrįsta, reiškia, daug įvairiausių mokymų ir tų rytietiškų medicinų. Vitalistinės sveikatos koncepcija, reiškia, kuri sako, kad gyvybė yra visame kame, tuose pačiuose medžiuose, reiškia, tai yra tas maistas, kuo jisai gyvesnis, nes gyvybę savotiškai pasiimam su tuo maistu valgydami, pavyzdžiui, žalią maistą. Ne? Ir yra daug tokių idėjų dabar, yra tie žaliavalgiai vadinami, ar kaip juos ten vadina dar lietuviškai, bet ne visai. Vienu žodžiu, yra dabar apie juos nemažai informacijos, galbūt esat skaitę ir girdėję, gal ir patys domėjotės, aš irgi pats to domėjausi. Pats principas, reiškia, jeigu mes valgom kažką gyvą, tai mes tarsi gyvybę pasikraunam, ar ne? Tačiau mintis Dievo gyvybėje tik tai iš Dievo yra iš tikrųjų. Na ir galų gale, žinant šiek tiek anatomijos, fiziologijos, puikiai suprantam, kad ląstelėje yra, reiškia, tokia dalis, tai yra ląstelės mitochondrija, kur gaminama energija. Ir tenai būtent tas maistas paverčiamas, reiškia, energija ir ta energija išsiskiria pačioje ląstelėje. Mes negaunam energijos apsikabinę medį, negaunam energijos, reiškia, žiūrėdami į saulę ir kitais visais būdais. Energija gaminasi pas mus, reiškia, vartojant maistą. Aišku, žmogus įteikti savo gali daug dalykų, bet čia, žinot, kad nesiklotų taip kaip su tuo čigonu, reiškia, arkliu, kur atpratino, sako, valgyti, bet būtų ir gert atpratinęs, bet numerį. Tai va, nesuspėjo. Yra, ir aš čia juokais, tačiau susidūrė esam su pažįstamais gerais, reiškia, kurie būtent tuo principu naudojasi, tiesa, jie dar neperėjo prie tokios būsenos, kad jau saulės energiją maitintis, bet sako, kad yra jau Vokietijoje ten keli tūkstančiai, reiškia, žmonių, kurie gyvena tik iš saulės energijos. Norėčiau aš pamatyti juos, aišku. Nors, principė, mes visi iš saulės energijos gyvenam, nes visas maistas tai yra saulės energijos, reiškia, aišku, gyvybės Dievo duotos, tam tikras padarinys, tam tikras, reiškia, perdarytas produktas ir mes savotiškai taip naudojamės tuo, bet netiesiogiai. Dėja, mes fotosintezės galimybių neturim, tai yra mes neturim galimybės paversti šviesą energiją. Nors Saulė didžiulę įtaką daro mūsų, reiškia, sveikatai. Patekdama per mūsų akis, į akies rainelę, jinai inicijuoja, reiškia, labai svarbius procesus. Galų gale vitaminas D gaminasi per odą, reiškia, patekus saulės šviesos tam tikram spektrui, reiškia, iš cholesterolio gaminasi vitaminas D. Tai yra daug procesų, yra susijusių su saulė. Bet jokių būdų mes negalim iš jos energijos pasiimti tiesiogiai. Tai va, tai sakau, tokios filosofijos, jos atsiranda, jos turi va, tą rytietišką pagrindą, reiškia, vadinamos tos vitalistinės teorijos, reiškia, principų. Ajurveda, reiškia, tuo principu irgi, jinai save kildina, reiškia, iš gėrybės tam tikros, kuri davė šitą mediciną. Ir jinai save kildina, kad jie, sako, kad jie jau 5000 metų, vienu žodžiu, nenoriu labai ilgam apsistoti, čia, aišku, čia atskira yra tema, pas mane yra tiesiog atskira, ten netgi kelias temas galima įvardinti, vadinamą mistinį mediciną. Tai yra tam tikros medicinos, kurios būtent pagrįstos tom įvairiausiom religijom. Tik tai vieną norėčiau tokį mažą, reiškia, akcentėlį, būtent tam. Tai yra šiek tiek informacijos. 5000 metų, ar ne, ajurvedos. Ir atrodo jau, kur Indijoje turėtų būti visi sveiki, turėtų būti visi idealios sveikatos, ar ne, gyvenimas ten turėtų būti žaliuotis. Tačiau kol neatėjo į Indiją būtent ta sanitarinė reforma, tai yra ta tradicinė medicina.
ten tragiška situacija buvo. Indijoje aš konkrečiai nežinau, ten ir dabar pakankamai tragiška situacija, ir ten, sakysim, miršta žmonės tiesiai gatvėse, ar ne, niekas juos nekreipia dėmesio. Reiškia, ten žmonės gydosi, atleiskit, įvairiausiais dalykais, garbina ten įvairiausius dalykus. Ir kas ten buvo iš tikrųjų, ir kas pakankamai kritiškai žiūri, neišsižiojęs, reiškia, kaip čia viskas gražu, kaip čia viskas dvasinga, bet pasižiūri į tikrovę ir žiūri tikrai realistiškai, jį pamato, kokia ten apgaulė. Reiškia, kiekvienas bando išstatyti save, reiškia, kažkokiu tai mokytoju, reiškia, kažkokiu tai gūrų, turintis tam tikras, fantastiškas, reiškia, paslaptis atskleidęs ir taip toliau, paveldėjęs ten iš kažin kur, iš kažkokių tūkstantmečių ir taip toliau. Vienu žodžiu, apgaulė ant apgaulės. Ir pirmiausiai tai pasižiūrėjus, tai nedavė jokio efekto per tuos 5000 metų. Kinijoje, žinau, kadangi tenai šiek tiek galima buvo palyginimą padaryti, Kinija, žinot, jinai buvo iki, reiškia, to perversmo komunistinio vadinamo, ar ne, ir tokio bendradarbiavimo glaudaus su Tarybų sąjunga ir po. Taigi, iki to perversmo, kiniečių medicina irgi pas mus pakankamai garbinama, ne, tačiau iki to perversmo pas juos vidutinė gyvenimo trukmė buvo 30-35 metai Kinijoje. Tai yra, kiniečių medicinos dėka, sakysim taip. Kai atėjo ta iš Tarybų sąjungos, ta mums įprasta medicina, kartais mes keikiam tos gydytojus, ar ne, tokie anokie, jie tenai taip toliau, negydoja, bet ta medicina padarė ką? Kinijoje, reiškia, pragyvenimo, gyvenimo trukmė, dabar jau yra beveik 70 metų. Tai skirtumas yra iš tikrųjų. Kai normali priežiūra, higiena, reiškia, skiepai, paprasčiausi dalykai apsaugos. Ir taip padidino, reiškia, gyvenimo trukmę iki 70 metų. Skirtumas jaučiasi. Čia vėlgi kiniečių medicina irgi grindžiama, reiškia, ta pusiausvyra tų energijų. Ir įdomu, kad tiek Indijoje, tiek Kinijoje, reiškia, labai panašus principai, žinome, tos medicinos. Žinot, galbūt tą akupunktūrą, akupresūrą, ten meridianai, reiškia, praeina, jie taip įsivaizduoja, energija kosminė, reiškia, teka per žmogų tais meridianais. Ir tam tikri aktyvūs taškai yra, kur mes galim suaktyvinti juos ir padėti tai energijai praeiti per mus ir vienu žodžiu tokiu būdu sveikata pasitaiso. Pas vienus yra 12 meridianų, pas kitus yra 9, atrodo, meridianai. Skiriasi šiek tiek, ar ne? Jie šituo atžvilgiu nesiginčia. Jie puikiai sutarė. Nors atrodo ir taškai netitinka ir viskas, nežinau, gal kitokie meridianai, gal kitokie kosminiai kūnai, reiškia, juos valdo, nežinau, bet vienu žodžiu, jie tarpusavį sutarė ir naujo amžiaus, vadinama ta holistinė medicina, jinai irgi tuo pasižymi. Ten sueina visi tie mokymai. Kartais jie gali prieštarauti vienas kitam iki absurdo, bet jie nesiginčia. Ir man visada, reiškia, šitas dalykas primena vieną irgi, tarp kitko, rytietišką tokią, kaip patarlę ar legendą tokią, kai ėjo berniukas, tai reiškia, paskui jį ėjo dramblys. Dramblys pasivijo berniuką ir klausė jo, sako, kur tu eini? Berniukas sako, niekur. Ir aš niekur, tai mums pakeliui. Einam kartu. Taigi, iš tikrųjų, tie, kas eina niekur, jiem visada bus pakeliui. Irido diagnostika. Daug yra tų pagal akies rainelę, reiškia, ir aišku, anatomija akies aiškiai prieštarauja visam tam mokymui. Kitaip sakant, tai visiškai nesusiję nei su mūsų organais, nei su mūsų kraujo apytaka, nei vienu žodžiu, būrimas iš kavos tirščių, kitaip dar vadinama. Ne? Tai yra, visi tie mokymai, jie įsitvirtina ir vat kaip tik kalbant, reiškia, apie adventistų sveikatos žinią, tai dar
1848 metais buvo duota, dar nebuvo praktiškai bažnyčios, buvo tik tai pirmieji tie judėjimas, kaip sakyti, adventistų, reiškia, būtent iš įvairiausių krikščioniškų konfesijų susibūrusių ir rimtai tyrinėjančių raštą. Būtent tais metais jau buvo duota žinia, reiškia, iš Dievo žinia tokia, kad tabakas, kava, arbata yra tie gėrimai, kurie turi kofeino, ar ne, tabakas, vėliau dar buvo po kelių metų duotas irgi regėjimas apie alkoholio žalą, kad tai yra žmogų žalojantis dalykai ir kad tai visiškai nepriimtina krikščionių. Ir iš vis krikščioniškam gyvenime tai neturėtų būti, nes tai veikia konkrečiai jau mūsų smegenis, o mūsų visas dvasinis gyvenimas vyksta čia mūsų smegenyse. Ir jeigu mes žalojam savo organizmą ir, reiškia, pažeidžiam savo sveikatą, tai vienaip ar kitaip atsilieps visada ir mūsų smegenų funkcijoms. Atitinkamai mūsų sugebėjimui gilintis į gilias tiesas, mūsų sugebėjimui koncentruotis, mūsų sugebėjimui valdyti savo emocijas, apie tai, kaip ir sakiau, rytoj šiek tiek daugiau pašnekėsim. O tai reiškia ką? Aš dažniau įžeidinėsiu žmonės, aš būsiu egoistiškesnis, aš negalėsiu tyrinėti rimtai dvasinių tiesų, tai yra, man neužteks tiesiog tų savo gebėjimų smegenų. Tokiu būdu matom, kad Dievas tikrai rūpinasi, kad mes kiekvienas būtumėm sveiki, ne tik tai gyvenimo kokybė, bet ir kad jį pažintumėm giliau. Ir tam mes turim būti žymiai sveikesni ir laikytis tų dėsnių. Ir šiandien jau mokslas patvirtina tuos dalykus, pažiūrėkit, kiek metų praėjo, 1848. Smegenų iš vis tyrinėjimas rimtesnis toks prasidėjo tik tai dar kažkur tai 70-20 amžiaus metai. Įsivaizduokit, kad 1950-60 metai buvo manoma, kad atmintis kaupėsi tam tikrose molekulėse. Ir buvo netgi tokių teorijų, kad iš mūsų smegenų tą medžiagą, tas molekulės, su švirkštu kada nors galima bus išsiurbti, pavyzdžiui, iš profesoriaus smegenų ir suleisti, reiškia, jas į studento smegenis ir jis žinos viską, ką ir profesorius žino. Suprantat, kiek buvo nežinoma, dar palyginus visai neseniai. Tai buvo rimti moksliniai tyrimai tuo klausimu daromi. Šiandien jau žinoma yra ir kažkur tai 80-90 metai praeito šimtmečio, kaip tik tai buvo tas sprogimas, galima sakyti, smegenų tyrimuose, toks mokslas atsirado kaip, reiškia, neuropsichologija, tai yra suvokimas, kaipgi mūsų mąstymas, kaip mūsų, reiškia, tam tikri pasirinkimai, mąstymo modeliai, kaip jie priklauso būtent nuo fiziologijos. Tai yra, kokie procesai vyksta mūsų smegenyse. Neuronuose, reiškia, kas tenai, kaip tie signalai eina, iš kur, kokios smegenų dalys, reiškia, tarpusavį sąveikauja. Ir buvo labai daug sužinota. Ir rytoj, kaip ir sakiau, aš truputį daugiau apie tai kalbėsiu. Tai va, ir kaip matot, pasirašyti visi tie poveikiai, ką daro kofeinas. Taip kad jeigu kas dar piknaudžiavot kava arba tą, tai linkiu greičiau, reiškia, jeigu norit iš tikrųjų, kad jūsų smegenys tikrai gerai dirbtų. Čia aš... Dėl arbatos galbūt norėtų pasižiūrėti, apie kokią arbatą yra kalba. Arbatžolių arbata, būtent. Vaistažolis, tu prasme? Ne vaistažolis. Nors irgi tarp kitko vaistažolis. Yra taip populiaru ir va čia kaip tik, kaip ir sakiau, ten į Novovitą, į mūsų tą sveikos gyvensenos sodybą buvo atvažiavęs tas gydytojas Kaldera iš Nikaragvos, tikrai labai šviesus protas ir daug žinantis toj srity. Tai jisai pastebėjo, kad mes dažnai ten prie maisto irgi žmonėm, jie įpratę kažką užsigerti, ar ne? Mes dažniausiai propaguojam tai, kad atsigerti prieš valgį vandens. Jie truputį, reiškia, žmonės neįpratę, jie nori užsigerti, mes jiems duodam įvairių vaistažolių arbatų. Bet jis sako, palaukit, jūs nepiknaudžiaukit, vis dėlto tai vaistažolis. Geriausias gėrimas vis dėlto yra vanduo. O jeigu jau ir vaistažolis, tai tikrai reikėtų pasidomėti, koks jų poveikis. Nes tai yra vaistažolis, jos turi tam tikrų medžiagų ir jos gali, sakysim, netgi jeigu nuolatos vartot, pažeisti mūsų ar hormoninę pusiausvyrą. Gali padaryti įtaką kažkokią mūsų sveikatai. Todėl jau vis dėlto reikia išmintingai prie to prieiti.
Tai kalbant apie vaistažolės. O šiaip tai turiu omeny arbatą, arbatžolių arbatą. Ir ypatingai juoda, raudona arbata, tai va ta jau fermentuota vadinama, kuri turi ypatingai didelį kiekį kofeino. Žalia arbata, jinai jau mažiausiai turi, labai mažai, ten 10 kartų mažiau turi. Raudona irgi neturi kofeino. Raudona turi. Ne, raudona, pas mus čia aš raudonos bent jau nemačiau pardavime, aš nežinau. Yra, ar ne, galbūt seniai nesidomiu. Anksčiau būdavo juoda žalia ir viskas, baigdavosi pasirinkimas. Tai va, apie alkoholį irgi yra toks principas, kaip pastebėjot, saikingumas arba savikontrolė, reiškia tuose 8 sveikatos principuose. Įdomų dalyką sužinojau, reiškia netgi žodynuose, maždaug iki 20 amžiaus pradžios, saikingumas žodis visiems buvo labai suprantamas. Kas tai yra saikingumas? Saikingumas tai yra nieko, kas kenkia. Na, jeigu aš žinau, kad alkoholis, sako, kiti ten savybių gerų turi, raudonas vynas ten turi gerų savybių ir taip toliau. Bet jeigu kenkia, reiškia, tu atsisakom visiškai. O to, kas mums naudinga, vartojam saikingai. Tai va, iki 20 amžiaus pradžios tai buvo visiems suprantama. Šiandien apie saikingumą, kaip žmonės sako? Saikingai. Jis turi gerų savybių ten, saikingai jeigu. Ir gerai, ne? Bet iš tikrųjų, koks saikas gali būti su nuodais? Ir galų gale, koks saikas gali būti su gėrimu, po kurio pavartojus pirmą taurelę, saiko jausmas iš vis prapuola. Ta prasme, kontrolė bet kokia, reiškia, prapuolė. Moraliniai stabdžiai kažkokį prapuolė. Apie kokį saiką galima kalbėti. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, kalba dažnai apie, čia galbūt paminėsiu tą apie širdies kraujagyslių ligas, ten jau šiek tiek kitoj temoje, aš atsiprašau, laiką turiu pasižiūrėti, nes aš galiu kalbėti be galo, jeigu mane nesustabdysit. Aha, taip, ko gero, mums reikėtų padaryti pertraukėlę ir perėti prie kitos temos, ar ne? Ir galbūt klausimų turit vieną kitą, ar šiaip norit atsipūsti, nes aš galiu jūs pumpuoti, čia žinokit informaciją, jūs tik tai gaudykit, bet jūs pasakykit, stop, mums reikia